Tai kas yra coachingas? Coachingas yra tarsi mokslas, tarsi kažkokia profesija, tarsi kažkokia veikla. Coachingas pats yra tarsi, tu ateini, mokaisi kažkokio kurso, tu išmoksti klausyti žmonių, išmoksti klausinėti jų klausimų, išmoksti girdėti ir išmoksti žmogui padėti kažką išanalizuoti, ką jisai turi, gali ir kaip jam tai padaryti, kad jis geriau kažką darytų. Tai pats coachingas kas yra. Paskui, ką galima išmokti, sužinoti užsiėmimo metu. Tai galima geriau pažinti save, tikrai geriau pažinti save ir galima iš tikrųjų sužinoti kažką, kokia situacija yra dabar, norima, tarkim, apie universitetą. Tai, tarkim, yra universitetas ir aš mokusi ten, tarkim, taip ir taip. Ir, tarkim, aš noriu, kad mokyčiausi daug geriau. Ir ten pats įsivertini, kiek tu nori, kad vertintis, kiek tavo būtų tas įvertinimas tavo. Ir tu gali sužinoti savo pirmus žingsnius, kad tai pasiekti. Kaip eiti, kad tai turėtum to, ko tu nori. Kokie pliusai būnant coachingo vedėjų? Pliusai tai yra, kad kai aš pats jau susidėliojau viską, ką aš jau turiu iš tikrųjų, kai seniau žinau, kai pirmą kartą žaidžiu ir panašiai, tai tu visokius kažkokius savo dalykus žinai, savo vertybės, savo principus, kaip kas veikia ir panašiai. O kai tu esi vedėjas pats ir išgirsti visų kitų principus ir vertybės tom pačiom temomis, pavyzdžiui, tai tavo kažkaip taip atėjai, pasisėdi, pasižiūri, pagalvoji, kad o geras, čia pasakė kažką įdomaus, gal aš norėčiau prisidurti prie savo, ten kažkaip savo vertybės išmoksti koreguoti, keisti ir panašiai. Ir tu realiai viską labai plačiai padeda žiūrėti visi, kas ką turi, kas ką geba ir kas ką moka. Taip pat labai tas iš tikrųjų man asmeniškai yra didelis pliusas. Kokį patarimą duotum žmogui, norinčiam tapti coachingo žaidimo? Patarimą. Pradžiai patikrink, ar tai tau patinka. Išbandyk iš tikrųjų gan plačiai. Pabandyk, prisilies pats, tarkim, tą žaidimą pats nusipirk. Pažiūrėk, ar tau jisai limpa, nelimpa, tinka, netinka. Ir paskui, jeigu jau nori vesti kažkur plačiau, tai tenais imi ir vedi, iš tikrųjų, jau pats pripranti prie to žaidimo. Man asmeniškai dar dabar sunku iš tikrųjų yra, dar visą laiką ten biškį padrebu, bet kažkaip mokausi, augu po biškį ir geriau gaunasi. Tiems, kurie ateis, aš noriu palinkėti, kad kai jūs čia ateinate, tai jūs ateikit su tokia idėja, kad jūs ateinate čia įkvėpti, kad jūs įkvėptų irgi. O realiai, tai jeigu ir čia ateinat pas mane į žaidimus, tai ateikit, tarkim, jau žinot kažką, kad kažkas, tarkim, kažkoks neaiškus dalykas, tai nori pažiūrėti skirtingų pusių. Ateik, susigalvok, ateisim, pašnekėsim, pažiūrėsim, kas bus.